nesu vietinė, bet esu gan dažnai šakiuose atvykusi su Eglėm Žemkauskienė, kuri vesdavo paskaitas būtent apie sveikatą. Ir jinai daugiau iš medicinės pusės, nes jinai yra vaistininkė. O aš esu paprastas žmogus, pagal specialybę architektė, tačiau labai anksti pradėjau domėtis sveikata prieš 16 metų, kuomet mano namuose atsitiko didžiulė nelaimė ir tada jau supratau, kad aš pati turiu griebtis tos sveikatos, nes ligas gydytojai kaip ir mokėjau galbūt gydyti, bet kaip nesusirgti, jie man niekas nepatarė. Tai tas pirmasis toksai galbūt susidūrimas su ta situacija, kada nebeužteko paprastų tokių vitaminų, arba sakyčiau, visiškai pajaučiau, kad nebeveikia jokie vitaminai iš vaistinės, tada, kada mano vaikas buvo susirgęs auksiniu stafilokoku. Ir praktiškai dar pradžioje net nelabai žinom, kad tas stafilokokas yra, tik tada, kada gimė mano dukra ir Klaipėdos gimdymo namuose mano vyras ir tas pirmagimis sūnus pasigauna ligoninėje auksinį stafilokoką, būtent lankydami sesę. Taigi abu jie su tokiom pūlingom votim ant kūno ir, žinot, būdavo tai, kad jos tos votys ne tai, kad pastoviai būdavo, bet stresinės situacijos išlenda ir po to vėl pasislepia. Ir gydytojai netgi to pasėlio nespėdavo kartais paimti, nes jeigu nori išauginti būtent, žinoti, kas yra, tai reikėdavo būtent paimti mėginį. Tai, čia išsijungimas. Tai va, būdama 26 metų, ką aš tada dar, ta sveikata galiu pasakyti, kad kai jie susirgo tuo auksiniu stafilokoku po 10 dienų, mano vyras miršta nuo žaibinės meningokoko infekcijos, kas būtent ta paseka tokia, kad imuninės sistemos nėra ir pasigauna tokią infekciją ir jisai miršta ir tada dar labiau kažkaip, esi tokioje nevilty, kad net neturiu kažko paklausti, kaip toliau sveikatintis ir po gimdymo, kaip atsistoti ir kaip padėti tam savo sūnui, tuo labiau, kad buvau maitinanti mama. Ir į mano namus ateina mano sesuo su pagalba, ne per save, jinai atveda man savo draugę vaistininkę, būtent Eglę, kuri čia paskaitas ir po visą Lietuvą važiuoja ir veda būtent kaip išlaikyti sveikatą arba susigrąžinti ją. Ir jinai man atneša būtent tokių natūralių maisto papildų, su kuriais mes stojamės ir jinai man pasakoja būtent kaip žmogaus kalba suprasti, kaip įsivaizduoti tą kūno visą tą veikimą, kodėl jisai susirga ir ko jam reikia, kad jisai galėtų stotis tiesiog iš savęs. Tai nesirgti yra lengva ir kaip pasiekti sveikatos viršūnę. Rita man šitą temą padiktavo, nes visgi ta kelionė vyksta pastoviai, žinokit, jinai nebuvo iš karto atrasta, tai viso gyvenimo ėjimas ir laikymas būtent ant tos kokybės. Ir žinom, kad būtent, kad ką reiškia būti sveikam, tai tada, kada tu turi energijos, tada, kada turi aiškų protą, tada, kada emociškai esi subalansuotas, kada gali suprasti savo emocijas ir su joms susidraugauti. Tuomet, kada yra stiprus imunitetas ir tuomet, kada mūsų kūnas gali detoksikuotis. Nes žinom, kad reikalinga tiek ląsteliai, kadangi mes esame iš ląstelių sudaryti, tiek jai įsisavinti medžiagas, tiek išsivalyti. Tai visas šitas dalykas, netgi žmogus mano, kad, kaip pasakyti, kad ta sveikata yra tada, kada jisai neserga tiesiogiai. Tarkim, kad gerklės neskauda, ne kad galvos, kad neturi ten, tarkim, kažkokio tai auglio ar ten dar kažko, bet vis dėlto ta sveikata reiškia tada, kada mes neturime energijos, nes tada mus tempia prie tokios melancholinė nuotaika, tempia mus link depresinių nuotaikų, kurios iššaukia lygiai taip pat tos, kaip pasakyti, gretutinės iššaukia ligas, kurios lygiai taip pat atsiranda dėl tos energijos neturėjimo ir negalėjimo sveikatintis organizmui. Tai, vėl šitą pusę reikėtų čia. Va, ir galbūt ir per daug prašau. Ne, gerai. Ir visą tai, va taip. Ir norint jau pajutus tos simptomus, apie ką aš pirmai kalbėjau, kad jeigu neturime energijos, sveikatos ir jau jaučiam, kad kažkas mums negerai, tai eiliškumo prasme, tai būtent reikia pradėti nuo mitybos. Ir valgai tam, kad gyventume, arba ne tam, kad valgytume. Reikėtų suprasti, kad maistas mums tai yra kuras. Ir šiandien dienai, tai žinom, kad to maisto yra labai daug tokio, akiai gražaus, bet nelabai suprantam, kas ten yra viduj, o viduj turėtų būti tai, kas mums suteikia energijos. Tai jeigu pavalgom ir mus
jau, kaip pasakyti, guldo ant lovos, tai praktiškai jau tų maistinių medžiagų tame maiste ne kažkas ir yra. Tai bet kokiu atveju yra sveika ir judėjimas, o žinom, kad judėti gali tada, kada vėlgi tos energijos yra. Kiek, vat, kad tu tiesiog, sako, nepakilu nuo sofos ir tu ten gali pasakoti, kad reikia, bet tas žodis reikia, tai sakom, tiesiog neina susimotyvuoti savęs pakelti ir tiesiog nėra energijos. Žinom, kad sveikatai yra labai svarbu ir gilus miegas, tai yra 7-9 valandos, būtent iki 10 yra labai rekomenduojama užmigti, todėl kad tame yra miego fazė, kuomet mes giliai atsipalaiduojame ir visas organizmas persikrauna, jis tiesiog kaip restartinasi, kaip tas kompiuteris išjungia mane, kad kitą dieną geriau veiktų, tai reikalinga yra visgi save leisti savo pailsėti. Na ir emocijos, mūsų visos puola, bet reikia išmokti su jomis susidraugauti ir iš tikrųjų vienos emocijos iš mums kaip ir suteikia energijos, o kitos iš mūsų atima. Tai vėlgi yra labai svarbu suprasti ir atpažinti jas. Tai visą tai atrodo labai aišku ir viską žinom, bet kaip būtent tą dalyką pasimti, ar ne? Tai pirmiausia, jeigu pradėjom nuo maisto, tai esmė tokia yra, kad tu esi toks, kokį maistą valgai. Ir matom, kad mūsų organizmas yra sudarytas iš ląstelių, iš 70, maždaug apie 73 milijardus. Tai reiškia, kad ir mūsų širdis, ir plaukai, ir nagai, ir akys, viskas yra iš ląstelių sudaryta. Yra labai jos mažos, kurios lygiai taip pat minta tiek grynu oru, tiek vandeniu, tiek maistiniai medžiagom. Ne kotletais, ne morkom tom, ką mes įsivaizduojam suvalgom ir jau jos tą patį gauna. Maistinės medžiagas turi išskirti iš maisto, tada kada yra sveikas skrandis, tada kada išsiskiria maistinės medžiagos ir gali pasisavinti organizmas būtent angliavandenių, gerų riebalų, baltymų, kaip amino rūgštys, suskaido ir vėl susijungia į baltymus ir kolagenas, viskas susirenka iš maistinių medžiagų, tos, kurios turėtų būti maiste. Taigi ir tu esi toks, kokį maistą valgo tavo maistas. Šiais laikais yra labai svarbu ir atskirti tas, kaip pasakyti, labai mažai kas auginamės, aišku, nėra to laiko ir galbūt sąlygų. Jeigu ten gyvenam bute, tai tikrai viską stengiamės, ne tai, kad stengiamės gal gauti, bet jau tiek dažnai tikrai nepasimsim, kad daržovių žinot iš ūkininkų, kad nusipirkti, ar ne, tai bėgam į parduotuvę, svarbu kažkaip alkį numalšinti ir jeigu jau valgant ir taip gyvenant, jaučiam, kad energija iš mūsų blėsta, nes iš tikrųjų tų maistinių medžiagų vis mažiau ir mažiau. O tarkim, jeigu jau būtų, tai ta ląstelė sugebėtų ir sukovoti ir su bakterijom, ir su virusais, ir iš tikrųjų jaustumėmės netokie sunkus, nes sugebėtų tos toksinus išvalyti. Taigi visas mūsų kūno maistas tai yra maistinės medžiagos, ne pats maistas, ką mes įsivaizduojam, bet būtent tos dalelės, kurios yra maiste, gyvame maiste. Tai reiškia, kad bus ir karotinoidai, ir flavonoidai, ir izoflavonai, tie, kurie yra būtent sudaryti pigmentai mūsų daržovėse, vaisiuose, uogose ir tokio maisto reiktų. Dabar bandau toliau. Nežinau, gal taip greičiau. Taigi kas jau žinom, kad tas maistas ar ne reikalingas, geras, kokybiškas ir daugiau daržovių turintis, tačiau turim tokią didelę bėdą, nes jau yra paskelbta straipsnėje gruodžio 27 dieną National Geographic, kad jau darytas tyrimas, kad dirvožemyje yra sumažėjęs labai stipriai maistinių medžiagų. Ir čia yra paminėta būtent, kad dėl to, kad ir selekcinis veisimas įsiveisęs, kuomet pirmenybė yra teikiama derliui ir išvaizdai, o ne maistingumui. Ir tas dirvožemio išsekimas yra mažiau geležies, mažiau seleno, mažiau magnio pačiame dirvožemyje. Tai reiškia, kad jau 50%, jeigu mažiau, tai jau palyginus tai, ką mes turėjom suvalgyti iki to laiko, jau reikalinga yra dvigubai. Tam, kad jeigu tik mąstant apie tą patį maistą. Tai vėlgi žinom, kad ilgesnio gabenimo laikas, kad daržovės ir vaisiai nokinami dujose, ne saulėje, nes žinom, kad išmaitinti tokį kiekį žmonijos reikalinga yra, neina jų išlaukti to nokimo, kuomet mums pateiks ant stalo pilnavertį maistą, tai iš tikrųjų akys mato, o jiems svarbu, kad kiekybiškai prastumti ant žmonių ir žodžiu, ir niekas už tai nesakys, kiek tų maistinių medžiagų maiste mes tikrai nežinom, tai tik tai mūsų kūnas parodo. Na ir yra praskaidimo tas efektas, kada greitai augantys augalai negali efektyviai kaupti maistinių medžiagų, tiesiog neįmanoma. Ir būtent tas maistinių medžiagų sumažėjimas yra siejamas su žemdirbystės praktikomis, tai kurios siekdamos didesnio derliaus neigiamai veikia dirvožemio sistemą, tai ir drėkinimas, tręšimas, tas derliaus nuėmimas
taip greitai, kad grybai nesugeba susisaveikauti su dirvožėmėje esančiais mikroelementais, kad jie tiesiog natūraliai kažkaip galėtų mums suteikti tų maistinių medžiagų. Tai va, dar kritikai sako, auginam, tai be abejo auginam, bet oro taršos vėlgi neužsidengsim nuo dangaus, kuris šiandien dienai, matom, lėktuvai skraido, paišo čia ir nu, kai skau žmogus, jisai pasijautė sunkiai iš tikrųjų, ne dėl amžiaus, kaip atrodo, kad su amžiumi čia yra normalu 40 metų ir tikrai ne. Man tikrai yra virš 40 ir atrodo eini ir ne tas amžius nusodino, o ta būsena iš tikrųjų daugiau žmogų sendina, kur neįmanoma, jam nu, viskas aišku, dėl ko, tai aš sakau, kad tas maistas mūsų yra labai, labai suskydęs. Tai žinom, tai kad pamaitinus tą ląstelę, ar ne, energija grįžta. Tai jinai būtent grįžta judėjimui. Tuomet, kada pradedam judėti ir poilsis atsiranda, nu, automatiškai organizmas jisai užsikuria, jisai pradeda ir virškinti, ir šalintis, ir poilsio reikalauti. Ir visa tai atsiranda savaime tiesiog jam duodant maistinių medžiagų. Tai žinom, kad judėjimui ir energijai tai yra gerieji riebalai siūlomi, tokie kaip pavyzdžiui lipidai ir steroliai, ten, tarkim, tas pats E vitaminas natūralus. Ir čia matau, Rita padėjusi yra knyga, kai, tarkim, ta pati ląstelė, jinai, čia jos yra membrana ir jeigu jinai yra surambėjusi, kai negauna tų gerųjų riebalų, jinai tiesiog nesugeba į save įleisti maistinių medžiagų ir nesugeba pasišalinti tai, kas joje yra viduje. Todėl gerieji riebalai suteikia energijos, nes jie suminkština būtent šios membranos apvalkalą, kuris tampa pralaidus. Ir tas pralaidumas duoda energijos. Ir čia yra, pasakysiu dar taip, galbūt prieš tos skaidrės, tai kad, tokios, kad čia buvo pats pirmasis mano suvokimas, kuomet man atsirado energija, kai į mano gyvenimą atėjo tie gerieji riebalai, kai man atnešė būtent tą vaistininkį. Ir kai aš supratau, kad iš tos melancholinės būsenos po laidotuvių, po gimdymo, aš išėjau į kiemą ir toks atėjo noras tiesiog vaikščioti, nesvarbu koks oras, ar lyja, ar ten paskui sninga, visada atrodo kažkaip organizmas greičiau, jeigu negu tavo mintis sugalvoja, kad tu dar nori išeiti. Tai vadinasi, ant kiek yra svarbu gauti tų riebalų, kada tu užsikuri iš niekur, atrodo tiesiog dar, kai skau, ta depresinė tokia nuotaika, jinai nepasiveja to kūno, bet jis jau tave kaip ir išveda pasivaikščioti. Tai vėlgi yra labai svarbu ir žinant tai, kad maiste nėra tų gerų riebalų, žmonės iš tikrųjų stekina ir energiją iš jų atima. O šitie gerieji riebalai, jie yra grūde, jie yra luobelėje ir žinant tai, kad jau labai senai buvo tokie padaryti dalykai, kaip kad ilgo galiojimo makaronai ir balti miltai atsiradę iš to, kad tą grūdą buvo nušlifavę tam, kad tiesiog ilgo galiojimo laiką gautų produkcijai ir tas gerasis riebalas ir buvo atmestas, kaip kad jisai tipo užkartina tą produktą ir jo nebereikia. Ir buvo tai, kad aukštuomenės žmonės skundėsi būtent į medikus, sako, mums yra chroniškas nuovargis, kas mums darosi. Ir jie ištyrė tai, kad tuo metu buvo būtent tai turtingai būtent publikai parduodami tie baltieji miltai, o valstiečiai neįpirko. Ir valstiečiai nesuskundė energijos trūkumo, būtent tie jau turtingieji, jie buvo tokie, chroniškam nuovargiai. Ir tada jau mokslininkai ištyrė, kad būtent tie gerieji riebalai, kurie nebuvo jų tuose miltuose ir kada dar valstietis jų gavo, tai suprato tai, kad čia buvo tas energijos, būtent energijos maistas, būtent tie gerieji riebalai. Tai jau tada buvo aiškinamas apie ląstelės mitybą ir nuo tada suprato, kad tiek reikalingi antioksidantai, kaip maistinės medžiagos apsisaugoti, tiek tuos geruosius riebalus kažkokiu būdu reikia patalpinti į maisto papildus, į kapsulės. Na ir kadangi labai brangus natūraliais būdais išgautas tas produktas, kažkokiu būdu paskleisti į žmoniją, ne per parduotuvės, ne per vaistinės, vien tam, kad būtų paprastam žmogui irgi įperkamas. Nes vis dėlto buvo neatsisakyta, kad išimtų tos baltos miltus visus iš parduotuvių vis dėlto. Iki dabar mes juos turime dėl patogumo ir šalia to buvo sukurti tokie papildai, kurie eitų, kaip kad turėtų būti viskas bendrame tame pyrage. Tai jau 1958 metais viso tai atsirado ir susikūrė tas pirmas pasaulyje maisto papildas, ir buvo tie lipidai ir steroliai su B grupe patalpinti į maisto papildą, tai natūralios kilmės. Tai nepamesti
temos, tai šitaip toliau. Turiu kur čia. Tai žodžiu, tas pirmasis pasaulyje augalinės kilmės maisto papildas yra sukurtas daktaro Arturo Fürsto. Jisai buvo pats pirmasis, kuris sukūrė chemoterapiją per burną. Jisai domėjosi, kodėl tiek daug vėžių ir tyrė tai, kad tuo metu labai stipriai veikė būtent toksinės medžiagos žmogų. Ir jisai sukūrė tą savo mokslininkų komandą, su kuriais būtent kūrė žmogui ląstelių lygmenį mitybą su maistinėm medžiagom, kurios padėtų apsaugoti tiek nuo oksidacinės pažaidos, tiek kad valytų sunkiuosius metalus iš organizmo. Ir jisai yra garsus gydytojas, kuris užsiėmė tuo ir sudarė sutartį su Neolife kompanija, kuria ir kuria produkciją. Taigi atsirado būtent papildai per tinklinios rinkodaros sistemą, kada galėtų tiesiai vartotojai pirktis iš gamintojo produktą, kad jisai būtų tiesiog įperkamas, nes vaistinėse, žinom, kad susideda labai dėlius procentus ir žodžiu, kad tai būtų galima įpirkti, jie būtent per tinklinę rinkodarą šitie produktai ir eina. Taigi jau jisai pats pirmas ir matom, kaip senai yra ir amerikiečių yra kompanija. Žodžiu, ir jie toliau kuria produkciją, atsižvelgiant į tai, šiame laikotarpyje kokios mus problemos kamuoja. Tarkim, cukrinis diabetas buvo sukurtas, kurkuminas, cinamonas, tam, kad būtent uždegimus mažinti, tuomet gerosios žarnyno bakterijos. Viskas taip laikotarpyje atsirado pagal stebint žmogaus, tas užpuolamas ligas arba kas maiste senka, kad papildyti būtent tom maistinėm medžiagom. Taigi yra tam tikri pavadinimai, nežinau, ar žinot tą Neolife kompaniją, galbūt kažkas ir žinosit pavadinimus. Tai trenenas yra tas pirmas pasaulyje maisto papildas, kuris yra būtent sudarytas, kur sakau, minkština būtent šitą ląstelės membraną ir tie gerieji riebalai patalpinti į kapsulę. Ir tuomet yra formula 4, tai yra šalia B grupės vitaminai, omega 3. Tai ne žuvies taukai tai gali būti tiesiog taukai žuvies, o čia yra omega 3, visos 8 riebiosios rūgštys, kurios iš tikrųjų viena kitą papildydamos stipriausiai veikia prieš uždegimiškai. Tuomet yra karotinoidų kompleksas, tai yra 15 skirtingų karotenų vienoje kapsulėje, tai žodžiu, čia viskas eina ne po vieną, bet šeimomis, todėl kad skirtumas yra tas, kad žodžiu, vieną skirtą papildydami jie padaro dar didesnius junginius, kurie apsaugo organizmą. Tai ir labai yra ypatingas probiotikas gerosios žarnyno bakterijos, kurios praeina skrandžio rūgštį ir pasiskleidžia tik tai žarnyne. Todėl visi tie produktai yra tikrai veikiantys, nes juos gaunam kaip vitaminus tik organizme, mes valgom juos kaip polivitaminus. Tai vadinasi, organizmas pasiima tiek, kiek susisintetina mūsų pačių vidus. Tai tikrai yra saugus vartoti ir tuo metu geriau aš, geriau mano tas 2 metų vaikas. Išlipom iš vaistų, galiu pasakyti, turiu mergaitę 16 metų, apskritai neturėjus jokių ligų, nes visas maitinimas buvo papildytas būtent tas, kas turėtų būti maiste ir neįmanoma jo tiesiog gauti per kiekybę, jau ten tiek jo nesuvalgysi, tiek pasimtų maistinių medžiagų. Tai labai tokia kompanija, kuri iš tikrųjų padeda gyventi kokybiškiau. Ir kai sakiau, kad 1+1 tai lygu 3, nes tas sinergija atsiradus spektre, jinai duoda didesnį poveikį ir labai daug junginių, kur mum tiesiog, tarkim, geriant tos pačius karotinoidus, tai ir širdis, ir akys, ir kraujotaka, tiesiog apima visą organizmą, mum kaip ir padėti nesioksiduoti. Tai iš tikrųjų buvo toksai laikotarpis, kada prieš 16 metų pradėjau su ta kompanija kaip ir draugauti, papildus gerti. Ir kai išvažiavau į Švediją, nes aš atvažiavau iš Švedijos, dabar gyvenu ten 13 metų, tai buvo laikas, kada nutraukėm papildus. Ir tiesiog nepatogu, gal ne šalia, nepasimsi, nepastoviai iš Lietuvos parsiveždavau. Ir vėl buvo grįžusios tos ligos, ir ypatingai tą mano sūnui, nes jis vis dėlto gavęs nemažai gydyme antibiotikų ir matomai organizmas, jisai pasilpsta ir vėl kabinasi bronkai, plaučių uždegimą turėjęs labai tokį sunkų. Ir aš matau, kad niekur nepabėgsi nuo to. Ir tas lipimas kaip į tą sveikatą yra palaikyme arba maiste susirinktų, arba tada su tais papildais pasipildyti, kad
kad nesirgti, neturėti vaistų, kad tiesiog pilnavertiškai jaustis gyventi. Ir ypatingai, kai berniukui jisai žaidė ir futbolą norėjo nedusti, nes tas bronchinis, ta bronchinė astma, tai jisai su tom pypkėm ten bėgi, stovi, treneris nekviečia jokias varžybas, nujautėsi taip iš tikrųjų toks atskirtas ir saugomas, tai jam buvo labai taip nesmagu. Tai kažkaip vėl susivėlėm į maisto papildus, tuos grįžom prie jų ir vėl mes kažkaip palaikom sveikatą būtent visa šeima ir ne tik šeima, ir jau giminaičiai, ir draugai, visi kas žino ir nori gyventi be vaistų, tai žodžiu, išeitis pati geriausia. Tai va, tai tas yra rezultatas į sveikatos viršūnę, tai kai žmogus jaučia balansą, ramybę, energiją, atsparumą ligoms ir toks vyksta nuolatinis geros nuotaikos augimas. Tai čia yra ne tai, kad pasimsim vaistą arba vieną piliulę ir atrodo viską susitvarkysim su jie. Čia yra visada stebėjimas savo organizmo, visada sekimas. Ir žinom, kad ką valgėm, iš kur gavom ar ne, jeigu kažkas tai sutriko, žinom, silpną savo organizme vietą, tai galim papildyti ir tam, kad funkcionuotų viskas gerai ir tas organizmas jis yra išmanus, jisai tikrai gydosi pats ir žinom, kad įsipjovus žaizdą, jinai pati užsitraukia, tikrai nereikia bėgti iškart siūti, kaip yra paviršutiniškai, jinai užsitraukia. Ir tas kūnas tikrai tai sveiksta, kai gaunas daugiau tų tokių medžiagų, iš ko jam eina gauti energijos veikti. Tai dar turim paskutinę skaidrę, tai va kelias į sveikatą, tai yra laiptai, o ne liftas. Kiekvienas jūsų žingsnis šiandien lemia, kaip jausitės rytoj. Tai va, pasirinkti galite šiandien. Tai mano tokia paskaita pristatomoji būtų baigta su visa teorija tokia dalimi, o visas mano tas vis dėlto gyvenimas tai yra tiesiog arba stebėjimas aplinkinių, kaip jau susitvarko savo sveikatas ir smagu klausyti ir žiūrėti, ir kaip jie patys imasi savo save, nepalikdami medikams, atseit jie turėtų žinoti, kaip mums nesirgti. Ne, jie žino, kaip vaistą pritaikyti, bet kaip nesirgti mes turim kaip ir patys prisimti atsakomybę ir iš tikrųjų tai yra įmanoma.